Taip, keturatis M20K. Nežinau, kam ta K, bet toks modelis. M20K. Kuom jisai yra skirtingas nuo kitų modelių? Šiaip yra vienas minusas toksai, kur, bet paaiškinsiu, kodėl jis išdalinai yra. Todėl, kad jisai, pavyzdžiui, aš esu 1,75 m, bet, pavyzdžiui, jeigu noriu atsisėsti... Tavo minusas. Ne? Mano minusas, čia, nes aš esu minusinis. Tai viskas, va. Vairas nesireguliuoja, tai šiek tiek tai turėtumėt atkreipti dėmesį, jeigu jums, pavyzdžiui, noris labiau, kad būtų atsiremti, sakykim, taip važiuoti. Tai čia turėsit sėdėti šitaip. Va. Matot, parodyk nugarą. Bet šiaip kodėl taip yra? Nes šitas keturatis yra labiau gal orientuotas kaip... Transformeris. Jis orientuotas yra į du žmonės. Aišku, vienam galint važiuoti, bet yra dviejų žmonių galimybė. Tai pavyzdžiui, kur dabar parankinu? Žioplas aš. Ai, va. Gerai, paspaudžiu. Bet šiaip pabandom. Nu va čia viskas. Čia yra viskas, kas į priekį gali. Viso, daugiau nėra. Va dabar atgal važiuoju. Nu va, čia yra jau antras žmogus sėdi. O pirmas žmogus sėdi čia. Čia susukam. Va. Va. Čia žinai kas yra? Čia yra tuk-tuks. Tu vežiuot gali. Tuk-tukas, galite iš to užsidaryti. Tai va, tai čia realiai dabar va, aš sėdžiu tiesiai, mano nugara tiesiai, bet aišku, atramos nėra. Tai čia va, antras žmogus čia deda kojas, tai jūs galite dviese važiuoti. Kiti dviviečiai keturačiai būna šiek tiek netokie kompaktiški. Tai jis yra kompaktiškesnis, jeigu jums reikia dviejų žmonių, tai tas labai tinkamas būtų tam. Bet jeigu jūs vienas, turite atkreipdėmės, jeigu esat mažesnio ūgio, kaip aš, ir turit trūkumą tą mažą ūgį, tada jau neatsiremsit į... Ai, čia palauk. Šitą uždarom. Čia žiūrėkit, irgi saugiklis yra. Kaip būti. Taip. Dabar uždarom. Va, matot. Nu, va tas yra. Bet man pabandė. Eik tu, duok man čia. Ai, ne, tu nebūk. Normaliai yra. Tavo ūgis 3 metrai. Ne, šiaip tai jo, jeigu rankas trumpas. Jeigu ūgis, aš skaitau taip, jeigu ūgis koks 1,85 m, tai jums jau bus taip, kad jūs galėsit atsiremti pilnai. Nes, noris va važiuoti, pavyzdžiui, sakykime, atsiremti, nes aš va dasiekiu pirštų galais. Tai realiai man jau, jis nėra tinkamas tam, kad jeigu nori atsiremti. Su kojom vairuoti. Su kojom galiu vairuoti. Tai va, bet šiaip jisai, patogus yra, šiaip viskas su juo yra gerai, taip pat tik tą dalyką atkreipkite dėmesį. Taip, ateikit čia. Turim skydelį, elektroninį kaip visada, tik tais va, čia yra šitie ne elektroniniai, viduje rodo, tai ką mes turim bateriją, turim voltažą, pavaras, kilometražą ir patį greitį ir ready žodelį, kad žinotume, kad mes jau esam ready. Pasukam, jis iškart matot važiuoja. Neturim galinio stabdžio, tai yra priekinio stabdžio, o tik galinį. Tai čia yra šiaip įdomu, nes dažniausiai būna, ar palaukit, gali būti, kad jisai vieną rankeną. Ne, nėra, sakau, kad nėra. Tik galinis. Galų varomas, galų stabdomas. Taip, galų varomas, galų stabdomas. Šiaip užtenka, čia tų greičių nėra, tai drąsiai užtenka ir galų, nes tuo labiau, kad ne visi spaudot jos abu. Apšvietimą dar trumpai parodysiu. Taip, čia mes turim, kad pats matyčiau. Taip, ledai, čia dega, ne? Va, ir įsijungia trumposios šviesos. Tada aš galiu įjungti ilgas šviesas. Standartiškai trumpos, gabaritai arba ledai. Čia yra posūkiai, man atrodo, jo. Einam galą. O į gale turim labai gražų. Gale labai gražus ledas. Iš toli matysis ir, žinoma, spaudžiant stabdį turėtų degti. Dega? Dega. Labai gerai matosi galas, nes šiaip svarbu, kad iš galo matytus, nes vis tiek greitis jūsų yra gerokai mažesnis negu kada kitų transporto priemonių, tai iš galo turi matyti. Posūkiai, o čia dėl do skydelio, veidrodėliai labai šiaip smagus, kompaktiški, apvalūs, atgal į priekį, įsijungia, matot, atgulinius, arba į priekį. Pipsis, čia turime greičius, taip, lemputės. Taip, apšvietimas. Kabliuką turim. Tašiai.
Dabar galim apsižiūrėti, ką mes galim čia įsidėti. Kabliuką tašiai, čia aišku šiaip daug vietos, man tas patinka visai. Galit čia net pasidėti kažką tai. Čia yra gėrimai, priekį turim. Dėtuvę, raktą ištrauksiu. Ir turime gale. Gale turime su... Bet čia sėdinę reikia patraukti, atsidaryti. Ne. Nu... Ai, dviesi, jeigu esat, jo. Bet kas gerai, irgi lygiai taip pat. Jeigu, pavyzdžiui, važiuojat ir norit dar saugiau turėti, tai va šitą uždarot, nu taip greit netidarys, jeigu kažką išplėšti reikėtų. Taip, čia šitam modelyje signalizacija irgi yra. O, viską apžiūrėjom, kas čia yra. Čia yra dokumentai. Taip, šitą reikės peržiūrėti. Taip, užsirakinam. Visa. Tokia kaip paimti, čia turbūt iš galo nėra labiau skirta, bet ir atsitrenk. Nes jis yra vis tiek, mažą ką kažkur važiuosit, jis atsirems ant šito, nes šit vis tiek plastikas greitai gali, jeigu kažkur tai sulaužyt. Tiek lygiai taip pat priekį yra. O čia ratukai turimės gal ar ne? Šitam ratuku, ne, ai, plaukit, teks lenktis. Ne, čia nėra. Tai čia yra tik tais tie bagažiukai. Bet šiaip galima, pavyzdžiui, kažkur, jeigu reikia užkelti, tai va, galima tą daryti dalyką. Kraunasi 6-7 valandas kažkur tai. Nuvažiuojamas atsumas apie 50 km, bet čia sakau, yra standartas tas toksai, kur prie idealių sąlygų ir svorio. Ir labai lėtai važiuojant, tai grubiai skaičiuokit, ten 15 km galit nusimesti nuo visokių sąlygų, bet šiaip pakankamai. Nu, tikrai nemažai galit pravažiuoti lyginant, kaip kokio dydžio tai yra daiktas, šiaip ir svorio. Taip, ką mes dar galim apžiūrėti? Signalizacija. Taip. Ar signalizacija per atstumą užkurs, pažiūrėjau. Visuose keturračiuose turim tokį kaip žaibuką. Čia atbulinis? Dabar atbulinis, palaukščiums. Dabar taip pat atrakinu ir užgesinu per atstumą. Galit įjungti arba išjungti per atstumą. Dabar užblokuoju. Ir jisai jau praneša vieną kartą. Ir antrą kartą mes turim... Baisus šiaip garsas siaubas. Bet taip jau turi būti. Kiekvienam vagiui, žalčiui. Taip. Signalas. Ką mes dar galim... Ai, ratukai čia yra mažesni, priekiniai nei galiniai. Ratukai patys tai, vienodi, bet padangos. Priekį pasižiūrim, jos yra platesnės. Koks išmatavimas yra? 90-65 ant 8. O šitas yra... Kaip čia dabar aš? 3 ant 8. Nu, bet ir šiaip vizualiai matosi. Galiniai yra siauresnė ir aukštesnė padanga, priekinė yra platesnė ir žemesnė šiek tiek padanga. Tai tas irgi galit kaip. Tokį keturratį galit rasti pas mus, mankiks.lt arba Vilniuje ir Kaune fizinėse parduotuvėse ir daugybė kitų. Tai prašom, užsukit, išsirinksit. Bet ten jo dėdis yra triratis. Dėdis? Tipo, ai, čia yra tas senesnis modelis? Nu, ten triratis, čia keturratis. Teisingai. Nu, į ką nori, ką aš pasakyčiau? Ne, nu, kad yra tokia opcija, va, ir triratis, ten iš vis 3 gali sutilpti. Tai čia jau eisim prie to transporto, ten yra kažkas tokia.